Aktyvi gynyba, kas buvo akcentuota nuo pat pradžių. Aktyvi gynyba tą ir davė vaisių iš tikrųjų. Žiniasklaidoje buvo pranešimų, jog Alytaus Dzūkijos komanda lyg ir jau sudėjo ginklus šio sezono kovose. Ar tai matėsi šios dienos rungtynėse? Žinot, čia tas sudėjo, tai čia tas pats, kaip ten buvo, kalbėjo, kad ten apie BBL visokios ten kalbos sklydo, ne, tai čia galima pasakyti tą patį kaip ir atletas, kaip ir ten pakilti iš paskutinės vietos neturi šansų, bet tiesiog žaidėjai įlošia savo ne tai, kad malonumui, bet jie lošia atsipalaidavę. Ar laimės, ar praloš, niekas nieko nesakys. Tai čia tiesiog susikaupimas, rimtas darbas, davęs tikrai gerus vaisius ir viskas. Treneri, buvo kalbama, kad šita savaitė yra svarbiausia sezone ir ypač sunkiai bus psichologiškai. Ar galima sakyti, kad pirmąjį psichologinį egzaminą Juventus išlaikė tikrai labai neblogai? Kalbėjom su vyrais, sakiau, kad neimtų į galvą, čia aišku, kai pradės ten visi galvoti, kad ten tokios varžybos, lemiamos viską, tai psichologiškai krenta. Iš tikrųjų, sakau, kalbėjom, tai buvo visi pasiruošę. Visi puikiai žino, ką turim daryti. Čia tos psichologijos nėra čia per daug, nemaži vaikai, nors nėra kur čia jau kažką dar mąstyti. Antroje rungtynių dalyje turėjote didžiulę persvarą. Ar turėdami tokį pranašumą bandėte kažkokius taktinius manevrus jau ir kitoms kovoms? Taktiniai manevrai, žinot, Napoleono surašyta viskas, visi taktiniai manevrai. Norėjosi tai duoti, palošti visiems, išdėlioti tam tikrą minučių kiekį, duoti jaunimui palošti ir viskas, ir baigti mačą be traumų. Treneri, pergalę turbūt galima būtų skirti šiandien sirgaliam, kurie švenčia. Čia be abejonės, fanams, kurie švenčia gimtadienį ir visiems susirinkusiems tikrai ačiū, kad atėjo, palaikė mus, nors ir pralošėm čia kelias varžybas, aišku, bet šaunuoliai. Džiaugiuosi, kad ateina ir palaiko tiek, manau, kad čia nemažai buvo. Šeštadienį laukia ne ką mažiau svarbios rungtynės. Treneri, kaip reikia žaisti prieš Kėdainių Nevėžio komandą, kad būtų rezultatas teigiamas? Jau vis tik 3 kartus žaidėt šį sezoną, turbūt žinot puikiai tas komandas. Nieko daug čia nėra ką išradinėti, tiesiog žaidimas turi būti toks pats kaip šiandien nuo pirmų minučių ir viskas. Nieko daug neišrasti, viskas išrasti.